Labas vakaras, na ką. Tai laikas, man atrodo, atėjo mano pirmam vlogui. Yra jau daugiau negu 2 savaitės, kaip mes grįžę į savo namus Grenadoje. Laivas buvo iškeltas, mes jį kėlėm atgal į vandenį. Dabar aš galvoju 7 dieną. Ir tada galvojom, kad greičiau išeis išplaukti, bet taip neišėjo, nes mūsų tekas, kurį mes atsisiuntėm iš Amerikos, buvo strigęs muitiniai, taigi jo laukiam daugiau negu 10 dienų ir galiausiai jį gavom. Tai dabar reikia laiko jį uždėti ir tada turėtumėm jau išplaukti. Kol kas oras mums nelabai leistų išplaukti, net ir norėtumėm, tai mes labai džiaugiamės, kad turim ką veikti per tas dienas, kol laukiam to oro lango, ir manau, kad už savaitėlės, už 10 dienų mes galėsim jau galiausiai išplaukti. Sumečiau, ką nufilmavau tom pirmom dienom. Kitas visas dienas, tai žinokit, nieko labai nebuvo įdomaus, nes tiesiog dirbom laive. Vlogai yra kokį nefainą siurprizą teko rasti. Ir šiek tiek, kur buvom apsistoję pirmas dienas, kai atvykome. Nemanau, kad kol kas išleisiu kitą vlogą, iki kol mes neiškeliausim iš čia. Nes iš tiesų pats shipyardas, tai jo gyvenimas, tai čia nelabai yra įdomus. Mūsų kasdienybė yra grinai tik tai teko klijavimas, kažko tvarkymas, būrių dėjimas ir taip toliau. Aplinkui nieko nėra. Mašiną išsinuomoti šiek tiek komplikuota, tai mes su vairuotoju važinėjom, nes čia kiek kažkas išsinuomavo, tiek problemų turėjo, tai mes kažkaip net nenorim rizikuoti ir tam nelabai laiko turim. Nežinau tiksliai, kaip tas vloginimas mano bus, ir tikiuosi, kad aš kiekvieną vlogą vis kažko išmoksiu. Tikiuosi, jums bus įdomu ir va tiek. Tai gero žiūrėjimo. Taigi po 4 mėnesių mes grįžtame namo. Mūsų kelionė truko iš Prancūzijos iki Grenados 15 valandų su layoveriu Londone bei Barbados salose. Iš tiesų, aš su Adelina šiek tiek sirguliavom, todėl skrydis nebuvo pats maloniausias. Vakare grįžus iš karto varėm į viešbutį, o kitą dieną varėm pasižiūrėti, kaip atrodo mūsų namai. Va, kaip laivas atrodo, kai jį palieki 4 mėnesiam. Taip atrodo išorė. Šiek tiek darbo. Pirma diena pasiruošimo baigėsi. Nelabai viena diena, pusė dienos. Kažkiek aptvarkėm, nuėmėm klijus, kur ten buvom užkliavę tokį sintetinį teką, nes naują turėtumėm dėti, bet jis dar muitiniai strigęs. Tai va, rytoj grįžtam ir normaliai, bent jau aš kaip tikiuosi, mano gimtadienio proga, laivas keliauja į vandenį, bet dar paliksim, pabūsim marinoje kelias dienas, nes reikia kelias daiktus padaryti. Kaip pavyzdžiui, burės uždėti, nes kol kas nuogas, mūsų laivelis nuogas. Tai va, tai varom iki viešbučio. Adelina nori iki baseino. Tai va. Mūsų transportas. Taip. Dar viskas bardake, bet mes dar būsim marinoje, tai pasitvarkysim, kol ten būsim. Bye bye! Ką, mus jau išvarė iš laivo, pakėlė su kranu ir dabar laukiam, kol iš čia pasirodys. Kol laivas yra iškeltas ant krano, tai nieks negali būti viduje. Tai va, tai reikia laukti, kol jį kels į vandenį, tada mus įleis. Tada turėsim pažiūrėti, ar niekur vanduo neteka netyčia. Ir va, tai tiek. Dar ką norėjau pasakyti, kad visada kažkaip, vis tiek kažkoks jaudulys kelia į vandenį.
kai ir iškelia, bet kai kelia į vandenį visada kažkoks toks jauduliukas, ar kažko nepamiršai, ar viską pasižiūrėjai. Tai nežinau, tų tokių kelimų į vandenį man per gyvenimą jau nemažai tekę gyventi su visokiais laivais, bet čia mūsų namai, tai sakau, toks tai yra jauduliukas. Bet lyg ir nieko nepamiršom. Bandėm iškrauti kiek įmanoma daugiau svorio daiktų, kurių nenaudojam. Viską atidavėm vaikinam čia Shipyarde. Jie pakankamai laimingi. Tai tikiuosi, tik dėl to labiau žiūrės mūsų tą laivelį, mūsų namelius, kuris va čia va jau atkeliauja. Va, nemukai. Na va, ir atkeliauja. Jis pakabintas ant tokių dviejų, kaip čia pasakyti, virvių. Kiekvienas laivo gamintojas, kai jis pagamina laivą, tai pažymi, kur yra, kaip kad svoris gerai pasiskirstytų, kaip laivus iškelt. Šiaip katamaranai, sakoma, kad nelabai mėgsta kranų. Jiem labiau patinka va tai va su traktorium, kur yra va traktorius ir tokia priekaba. Bet čia tokios galimybės neturim, tai va. Na ką, pirmas kartas mums, kol keliasi į vandenį, mes ant krano, ore ir mes esam laive. Tai va, pirmas kartas mums taip. Pasirodo, čia galima. Tas toks jausmas, kad skrendi. Yeah, it's very high. Honestly, you have a feeling if they would drop you, I'd die. Wow. Vandenį. Tada pagrindinis dalykas yra pasižiūrėti visose hatchuose, kad niekur vanduo neteka. Čia neteka. Visur dar badakas. Ką, tenka viską traukti. Čia taip gražiai sudėjom. Adalina blemba traukia viską iš savo kabinos. Bet jo, čia yra mūsų va tokie va stiebai, eina į pagrindinę burę. Tai mes juos visada šitoj kabinoj laikom, nes tik čia telpa. Tai va, tai laikas traukti atgal į lauką. O kad jį ištraukti atgal į lauką, reikia naudotis šitu hatchu, nežinau, langeliu. Antrą dieną tvarkymosi, ko vakar neišėjo mano filmuoti ir ką norėjau papasakot. Tai ko labiausiai bijojau laivą paliekant čia tokiam ilgam laikui, 4 mėnesiam. Tai labiausiai bijojau, kad drėgmė bus į vidų patekus. Viską užkamšiau labai gerai, bet vis tiek tai yra, mes palikom ciklonų sezono viduryje, kas reiškia, kad labai daug lyja ir gali vis tiek kažkur patikėti, ar ten tiesiog tos drėgmės kažkur likti ir tada tas pelėsis įsivelia ir taip. Tai kuo galiu pasidžiaugti, kad to nebuvo, laivą radom puikios būklės, ta prasme, dulkina visa ir išorė nebuvo labai švari, bet drėgmės tos nėra, čiužiniai atrodo viskas ok, bet radau, betvarkant virtuvę, radau siurprizą. Siurprizas ir toks nelabai malonus. 2 tarakonus. Tarakonai Karibuose yra labai įprastas dalykas. Bet aš juos radau 2. Juos sugavau, bet tarakonai yra kaip bėdos, po vieną nevaikšto. Ir man dabar labiausiai baisu, kad jų čia nebūtų labai daug. O laivas yra tokia vieta, kur jie labai lengvai visur gali pasislėpti.
yra labai daug tokių tamsių vietų, kur jiems labai patinka. Tai planas yra, kadangi turime paskutinę dieną viešbutyje, tai šiandien vakare išpurkšiu viską produktais ir paliksiu per naktį. Nieko kol kas nepirksiu, jokio maisto, kol neįstikinsiu, kad nėra nieko. Tai dabar viską įtraukiu iš spintelių, viskas aukštyn kojom ir aš labai tikiuosi, kad čia tik tai tiesiog tie 2 pasiklydėliai tokie iš kažkur atlindo, nes Martinike tai mums būdavo, kad tokie koks vienas, bet toks didesnis, tokio maždaug dydžio, koks nors per virves Marinoj užlipa, bet vieną mes sugaudavom ir daugiau nerasdavom. O šitie tokie mažiukai. Ir man labai baisu, kad tie mažiukai, jie dauginasi labai, vienas ateina, ten visą šeimą, visą giminę susikviečia. Tai nežinau kaip bus, bet tikiuosi geriausio. Vis tiek prisipirksiu gal šitų tokių, kur, tie spastai yra tarakonams. Tai va. O šiaip tai, kai kėlėm laivą dabar į vandenį jau šiandien, viskas gerai, lygiai kol kas visos sistemos veikia, dar nežiūrėjau šaldytuvų, ar ten, sakykime, watermakeris, bet jo, varikliai, viskas laivas plaukia. Burės dar neuždėtos, tai rytoj bus didelis darbas, bet jau rytoj keliamės čia gyvent, grįžtam gyvent, tai turėsim visą laiką čia tvarkytis. Ir tikėkime, už kelių dienų jau galėsim kelt burės ir judėti į vakarus. Tai va, tai toks update'as, einu toliau tvarkytis. Ir ką galėsiu, tą pafilmuosiu, jeigu nepamiršiu ir va. Tai va ir vyksta lovos klojimas laive. Paskutinė, I want chocolate. Paskutinė diena viešbutyje. O jis visai neblogas. Jis erdvus, bet tenka mums pasodina miegot. Tai aš jau noriu į laivą, kur jinai turi savo kabiną, o aš turiu savo lovą. Ir nieks man nespiria per galvą vidurį nakties.
tai paskutiniai pusryčiai viešbutyje, paskutinė naktis viešbutyje. Dabar reikės jau grįžti į laivą, pačiai gamint, pačiai duoną kept ir viską pačiai daryti. Tai jo, viešbutis visai nieko. Yra ir baseinas čia, tik nežinom, kur jisai iš tikrųjų yra. Žmonės draugiški. Hello. Kambariai irgi tikrai neblogi. Tokie bungalou tipo namukai. Jis biški toliau nuo visko. Good morning. Bet restoranas pačio viešbučio yra irgi visai nieko. Maistas vienas iš geresnių. Ir stafas, nežinau, čia kažkaip kaip visur, man atrodo, labai keistai. Jie, man atrodo, kaip ir sezonas prasidėjęs prieš mėnesį, bet toks jausmas, kad tik dabar pradžia to sezono ir visi nauji ir nieko nežino, tai toksai labai kalna. Tai va, na ką, atvarėm savo namą. O va, namukas taip atrodo. Čia nusileidė pačioj. Čia kaimynai. Čia laivai inkaruose. Oi! Čia labai yra vienas laivas inkare kaba. Mes pažinojom praeitus savininkus šito laivo, bet jie praeitais metais pardavė jį. Tai jis čia Grenadai dabar. Turėjo jį, jiem prancūzai priklausė. O dabar jau turbūt amerikiečiai, nes čia daugiausiai amerikiečių šiaip su laivais. Amerikiečių šeimos atplaukia. Prancūzai vis lieka arba Martinikė, arba Guadalupe. Tai va, taip pat kambarys atrodo. Tokia maža virtuvytė. Dušas. Galima su gražiu vaizdu. Maždutuvo. Koks gražus vaizdas gali būti iš dušo. Tai va. Bye, paskutinis viešbutis. Kaip aš jau laukiu, kada galėsiu visus lagaminus tiesiog sudėti į hačus laive ir bus viskas. Baigėsi, man atrodo, mano lagamino krovimų diena. Viskas. Bye. Bent jau būsim baseiną pamatę, kaip jis atrodo. Bet taip jis atrodo. Čia visai nieko. Su vaizdu gražiu. Bet mes jau nesimaudysim. Vanduo normaliai. Pirmas prekybos centras, į kurį atėjom. Pasižiūrėsim, ką čia mes randam. Nieko aš per daug nesitikiu. Ne Prancūzijos sala, tai viskas importuojama iš Amerikos. Tai... O, no. Vienas čipuras, žinoma.
little bit empty, but kiek visokio junk foodo. Ne, čia, aš galvojau, aš ta prasme žinau, kad čia tai bus, bet wow. Viskam pakuoja iš Amerikos ir va toks va ir pasirinkimas. Šitie yra toks blogis. Šiandien sutvarkyta Adelinos kabina, visą bardaką čia perkeliau. Nieko nesutvarkiau, bet perkeliau iš vienos kabinos į kitą. Bet čia šiaip mūsų yra svečių kabina, bet beveik kaip sandėliukas skaitosi. Nebent svečiai atvaro ir tada mes sukam galvą, kur visą šitą sudėti. Na, iš kur šitų, šitos visos, kaip čia, pagalbės. Nes sunku šnekėti šiandien. Tai dedasi lauke, tai čia taip šitas, o tas dėžės, tai čia reikės pasižiūrėti. Tai va dabar darysim taip, čia nuotraukas visokius. Na va, jau kabina panašesnė į kabiną. Dar šiek tiek patvarkyti ir viskas. Atvarėm, mums čia sakė, kad yra labai geras turgus, kur galima mėsos nusipirkti, daržovių, prancūzų parduotuvė. Tai atvarėm pasižiūrėti. Come. Okay, now I'm taking a picture of the stars. Salad. Salotos. We need to pass through the salad. Taip. We need to walk through the salad. Na ką, mes labai apsidžiaugiam, nes vakar, kaip buvom nuliūdę, kad nieko nerandam parduotuviai, tai šiandien radom
Labai mažytė parduotuvė, bet viskas yra čia, viskas locally sourced. Ir turėjo ir mėsos, turėjo ir rozė, ne prancūzai, o kanadiečiai iš Monrealio. Bet turėjo ten, sakykime, sūrių, kaip parmezano, kas Anglų salose kažkaip, nežinau, nedraugauja su parmezanu. Tai va, tai jo, daug visokių gerų dalykų. Svarbiausia tai buvo turbūt mėsa, nes labai sudėtinga surasti tokiuose salose geros mėsos. Tai va, sūris ir kelios ten daržovės irgi. Tai, šiandien darysim barbecue. Šitas namas tai taip neblogai išsikasė į savo. Sveiki, na ką, mes dar vis čia, nežinau, jau gal koks mėnesis, man atrodo, sėdim, gal antrą savaitę, bet atrodo labai ilgai ir kaip ir pagal planą turėjom išplaukti vakar, bet mūsų dar tekas strigęs muitiniai, bet panašu, kad jau rytoj gausim. Ir tada galėtumėm kaip išplaukti, bet panašu, kad savaitę negalėsim dėl oro sąlygų, tiksliau dėl jūros būklės, nes oro sąlygos tai viskas ok, ta prasme viskas vėjas nieko baisaus, plus mes į vakarus, tai dažniausiai toksai jisai rytinis vėjas pučia, tai mums kaip tik mus plukdina ten, kur mums reikia plaukti. Bet tik tai, kad bangos tokios didesnės ir mes nelabai norim lysti tokį dalyką, kaip pirmam plaukimui po pertraukos. Tai vat nežinau, kaip čia bus, bet man jau pradeda stogas važiuoti. Nes, vienas dalykas, tai čia mes esam shipyarde, tai čia nieko aplinkoje nėra. Adelina irgi lipa jau čia ant stogo, jaučiamės taip, kaip būtumėm navigacijoje kokioje ir nei per daug judam, nei ten ką. Tai va, šiandien buvom apsipirkti vėl maisto, nieks taip ir nedžiuginam, čia labai su to maistu, bet kažką randam, viskas ok. Ne pats blogiausias variantas, ką esam matę Karibuose. Ir šiandien kaip tik su vairuotoju dar diskutavom, nes man labai buvo įdomu, nes mes čia kaip ir ta pagrindinė kalba šioje saloje yra anglų kalba. Bet sakykime, kai vietiniai šneka su vietiniais, tai aš nieko nesuprantu. Nieko, nors jie kalba tą pačią anglų kalbą. Tai šiandien klausiau vairuotojo, kaip čia su ta kalba yra. Tai pasirodo, kad jie ir tarpusavį šneka angliškai, bet jeigu šneka su turistais, tai jie šneka taisyklingą anglų kalbą. O jeigu jie šneka tarp savęs, tai jie trumpina tą kalbą. Tai, sakykime, jis man davė pavyzdį, kaip pavyzdžiui, kai sako what's going on, tai jie won't go. Sako, taip. Pavyzdžiui, dar kitas dalykas, jie sako a vietoj ai. Tai a going. Aš einu. Vienas dalykas, jie išima m ir nesako ai. Tai taip įdomiai. Ir jis sakė, kad ilgesnį laiką pagyvenus, tai tada būtų labai, labai paprasta suprasti, bet kai nesi pripratęs, tai labai sudėtinga.
Tai va, tai buvo labai įdomu, nes iš tiesų, kaip žiūriu, klausiau, ne tai, kad ten įsdropinau, bet klausiau, kaip jie šneka ir man iš tiesų taip įdomiai, taip jie ten atrodo, kad tu tokia kreolių, nes aš pripratus salose labai dažnai, pasakykime, net prancūzų salose, jie yra turi prancūzų kreolų kalbą. Tai jo, tai ten nesupras, ten kartais jie kitokius žodžius turi ir taip, o jie čia vis tiek skaitosi, kad šneka angliškai ir visi moka taisyklingai angliškai šnekėti, bet tarp savęs jie trumpina, taupo laiką. Tai va, tai norėjau tiesiog štu pasidalinti, nes man taip įdomiai pasirodė. Dar kitas dalykas, tai aš dar žiūrėjau, ką čia Granadoje gal galima paveikti taip, tai yra krioklių, bet atvirai pasakius, manęs nelabai tie kriokliai domina, nes nieko labai per daug negirdėjus, kad jie čia būtų kažkokie ypatingi. Ir va, tai žiūrėsim, ar aplankysim čia, ar tiesiog ruošim laivą, lauksim gero oro lango ir tada judėsim toliau. Ne ką, nieko paskutiniam dienom nepilmavau, nes žinokit, darom kiekvieną dieną tą patį. Tai yra klijuojam teką ir va. O kadangi oras, dabar čia toks apgaulingas, bet dažniausiai tai lyja, tai vėl, tai reikia nutraukti darbus, kažkokius kitus daryti, tada vėl grįžti prie teko, ir taip. Ir net nežinau, ar čia man filmuoti, nes realiai tai mano diena taip ir atrodo, kad man biškai pasendino, tada dėsim silikoną visur aplinkui, nes šita dalis jau priklijuota. Tai va, tai nieko per daug labai naujo, tiesiog tokie darbai. Kol kas pajudėti negalim, nes oras visiškai nepalankus, net burų negalim uždėti, nes per didelis vėjas. Turim tik vieną burą priekinę. Ir va. Ir labai daug nejudam, nieko čia aplinkui nėra. Darbo tikrai nemažai. Ir vakar, man atrodo, mes tik tai 2 dalis priklijavom, o kokių turim iš viso 12. Netgi daugiau. Jo, bet kažkas tokio, gal 15-12. Bet tokios tokelės. Einu toliau dirbti. Taigi šioks toks apdeitas dėl tarakonų. Tai visgi dar vyksta tarši kova ir jie, man atrodo, dar čia yra, kaip ir galvojau, jų čia nemažai prisikvietė ir draugų, ir prisigimdė vaikų. Kiekvieną dieną vis kovoju, nežinau jau kiek produktų išbandžiau, bet kas geriausiai veikia sugauti, tas, kur tokia dėžutė, kur juos gaudo, tai nelabai veikia, bet kas geriausiai juos gaudo, tai yra šviežiai spaustas apelsinų sultis, nes vieną vakarą pabandžiau su apelsinų sultimi iš pakelių, tai nei vieno nesugavau. O su šviežiai spaustom apelsinų sultim labai gerai. Tai va, ir kitas, kas gerai veikia, tai yra tokia želė, kur tu ją užtepi, jie tada, daugiausia, kur drėgna, kur jie maisto gali ateiti ieškoti, ir jie tada jos pavalgo ir kažkur numiršta. Tai kelis radau negyvelius, bet to pagrindinio lizdo, nes viską turėjau, viską išimti, viską išplovau, nes man baisiausia buvo, kad nebūtų kiaušinėlių pridėta. Bet tokio kaip lizdo ir taip ir neradau. Ir yra tokių vietų laive, kur aš tiesiog fiziškai negaliu. Tai ten tiesiog išpurškiau, bet pasižiūrėjau, kad tas iš esmės purškimas tom bombom, tokiom, ta prasme, sprejų, nelabai ir veikia. Tai va, tai jau po 2 savaičių jau dabar aptinku, tik tai vieną šiandien mažiuką kažkokį sugavau, bet ir dar mažą, kad su tais kovoju, tai dar ties vienas didelis sugebėjo atskrist iki
iki mūsų. Tai, nu, bet jį sugavom. Negaliu pakęsti tų didelių. Bet visi tie tarakonai nušlykštus reikalas. Aš nežinau, visus, net prieš valgant, visus įrankius visada praplaudavau, visas lėkštes, nes man baisu, kad, nežinau, jie ten praėjo ir kažko. Tai va, tai nežinau, kiek aš kartu tą spintelę tvarkiau. Tai va, tai kol kas taip ir gyvenam, niekur nesidėsi. Purkšt labai tie produktais negaliu, nes mes čia jau gyvenam, tai dukros tikrai nenuodysiu. Ir va, bet mažėja ir jau naktį, kur visur prisižiūriu, jau neberandu. Tai fingers crossed. O šiaip tai taip ir baigsiu, man atrodo, šį vlogą ir tikiuosi, kad nebuvo labai nuobodu, nes iš tiesų nieko labai daug neparodžiau. Daugiau kas vyksta laive ir va. Tai kam patiko, subscribinkit, uždėkit širdutę ar kaip ten tą laiką, thumbs up. Ir va, ir tikėkimės, kad susitiksim čia dažniau. Bye.